Nuotaikos geros, sunku atsigauti, rungtynės buvo sunkios kaip ir vakar. Ir vakar ta pergalė slydo lygiai taip pat, kaip galėjo slysti šiandien, todėl dar kažkaip sunku patikėti, bet labai džiaugiuosi, pergalė yra pergalė. Komanda rungtynės tikrai padėjo sunkiai, kažką sakėt komandai per rūbinį? Komanda iš tikrųjų rūbiniai labai lengvai šnekėjom, visi buvo nusiteikę optimistiškai, gerai ir noriai, bet matot, įtampa savo daro. Šiandien salė pilnutėlė, žmonės atėjo palaikyti savo mylimos komandas ir jautėsi, kad visgi jauni žaidėjai čia žaidžia ir tas nepatyrimas jam kišo koją. Kaip sakyt, perdegė žaidėjai ir gavosi tos nelemtos klaidos, bet po truputį atsistatėm ir pavyko laimėti rungtynes. Šiam kėlinį buvo įgiję net 16 taškų pranašumą, kodėl nepavyko išsaugoti? Matot, su anykščiais pranašumą sunku išsaugoti. Vakar irgi turėjom ir 12, ir 14 taškų. Jie žaidžia labai amerikietiško, sakyčiau, stiliaus krepšinio ar ten rusiško, bėga ir meta. Su jais žais jie neprognozuojami. Pavyzdžiui, prieš bet kokią kitą komandą gali pasiruošti, gynybos sistemas pakeitaliuotas, su jais yra tas sudėtinga, nes jie visi 5 žaidžia ant perimetro ir visi nori savo tritaškių ir meta. Todėl dabar šiais laikais krepšinis greitas, krito keli tritaškiai ir jau lygų.